Gyventi pilnavertį gyvenimą, mokytis, dirbti ir užsidirbti, įsilieti į bendruomenę – tai kiekvienam žmogui svarbus dalykai. Tačiau ore vis dar sklando įsisenėję mitai, kad žmogus su intelekto negalia negali būti pilnaverčiu visuomenės nariu. Šiuos mitus it muilo burbulus sprogdina Panevėžyje įsikūrusi kavinė, kurioje lankytojus aptarnauja intelekto negalią turinčios darbuotojos. O lentynos nukrautos keramikos, bižuterijos ir kitais socialinėse dirbtuvėse pagamintais dirbiniais įrodo, intelekto negalia nekliūtis norintiems dirbti ir įsilieti į bendruomenę. Tai yra tokia iniciatyva, kurios metu asmenys, turintis intelekto negalią, mokosi dirbti baristomis, teikti kavą ir desertus. Dar visai neseniai Jaunuolių dienos centro paslaugų gavėjai dar tik tai kaupė savo darbo įgūdžius, kad paskui galėtų įsilieti į darbo rinką ateityje, o šiandien jau turime socialinės dirbtuves ir štai turime čia savo kavinę. Aš dirbu socialinėse dirbtuvėse, tai mūsų dirbtuvės vadinasi kita mėnulio pusė. Mano darbo vieta, aš esu prekių gamybos ir paslaugų teikimo meistrė, dirbu su žmonėmis su tam tikra negalia. Mes dirbtuvėse gaminam įvairius keramikos gaminius, bižuterinius gaminius. Taip pat viena iš projekto dalių yra solidari kava. Tai žodžiu, mūsų tikslas yra žmonės turinčius negalią integruoti į visuomenę, į darbo rinką, padėti jiems susirasti darbą ir ateityje, tobulinti jų darbinius įgūdžius, taip pat ir socialinius įgūdžius, nes mes taip pat ne tik, kad ir dirbam darbą, mes ir bendraujam, ir komunikuojam, vykstam į išvykas. Tai žodžiu, stengiamės kaip galėdami palydėti į darbą, į gyvenimą, dėl žmogaus savarankiškumo, kad kuo daugiau žmogus turės tų darbinių įgūdžių, tuo jiems bus paprasčiau apsirūpinti save tiesiog gyvenime, tiek namuose, tiek ir kad turėtų žmogus ir patirties, ir tų darbinių įgūdžių tiesiog ateičiai. Aš esu asistentė, padedanti jiems susiplanuoti darbo eigą, įdiegti kuo daugiau darbinių įgūdžių, bei kad jie taptų kuo daugiau savarankiškesni, kad jie viską darytų patys. Tai yra motyvuoti, būti savarankiškiems. Intelekto negalią turintys žmonės turi nukeliauti ilgesnį kelią tobulindami savo įgūdžius, tačiau pasak Simonos svarbu pastebėti stipriasias šių žmonių puses ir parinkti tinkamą darbą, kuris teiktų džiaugsmą ir stiprintų motyvaciją. Tai tų sunkumų, aišku, kad vieni veikloje pasitaiko nuo smulkmenų iki ir didesnių, tarkim, vienam yra sudėtinga daryti darbą vienoje vietoje ilgą laiką, kitam yra gal sunkiau būti kompanijoje, bendrauti, bet tam mes turim individualius darbinio užimtumo planus, kur mes tiesiog išanalizuojam kiekvieną dirbtuvininką, žiūrim jų stipriasias, silpnasias savybės, pagal tai ir parenkam tą pačią darbinę veiklą. Ką žmogus geba daryti, ko galbūt dar trūksta, ko reikėtų. Vieni gali laisvai šnekėti, bendrauti, tai aišku, jam parenkam, kad ir darbą kavinėje, kuris tikrai laisvai jaučiasi ir gerai jaučiasi, kad mes dar tobulintumėm tą žmogaus stiprybę. Jeigu žmogui tinka darbas tiesiog vienoje vietoje, kaip sakau, rūšiuoti, pakuoti, kur žmogus atsisėda ir visą dieną daro tą dalyką, kuris jam teikia ir malonumą, ir jisai tai geba daryti, ir nukyla tiesiog ta savivertė žmogaus, kai tu gali padaryti tau duodamą užduotį. Tai žodžiu, mes turim tuos planus, juos šiai dienai kas 3 mėnesius vertinam, žiūrim, ar mes pasiekėm savo tikslus, ar mums dar reikia kažkur padirbti. Tai žodžiu, kiekviena diena yra tam tikri iššūkiai, kur mes juos sprendžiam, tiesiog nuo eilinės smulkmenos susitvarkyti savo darbo vietą. Vienam tai gali būti didelis iššūkis, kitam tiesiog įprasta. Tai labai sunku pasakyti konkrečiai, bet, žodžiu, stebėjimo būdu mes pritaikom tą darbinę veiklą. Įgūdžius aplamai tobulinam kiekvieną dieną, tai nėra taip paprasta ir lengva, bet jo šaunuolės, jo susitvarko, išklauso tiek mūsų patarimus, atsižvelgia ir tikrai sparčiai mokas, bet tai yra ilgas darbas. Tai mes šiaip visada čia dirbame 6, aš ir mano kolegė ir 4 paslaugų gavėjos darbuotojos. Tai
Jo, viena geba tenai aparate paspausti mygtuką daryti kavą, kita geba paduoti kavą, pasakyti skanios kavos. Tai su kiekviena, kur matome, kur reikia padirbėti daugiau, su kiekviena dirbame kiekvieną dieną tas tuo, kad jinai išmoktų tą, ką geba daryti kita darbuotoja, bet jinai negeba. Ir visada tai per veiksmą, per darimą praktikuojamės, pakol galų galiai išeina. Kaip ta diena atrodo? Na tai ateinam, visada ateinam anksčiau, kad dar spėtumėm pasėdėti, visos pakalbėti, pasitarti prieš darbo dieną, kaip jaučiamės, apsitarti, išgeriam po puodelį kavos, na ir tada tvarkomės, ruošiamės klientams, na ir laukiam tada klientų. Ir taip ir praeina diena, jeigu užsuka kokie klientai, aptarnaujam, pavaišinam kavą, pasiūlom dirbinių. Na ir tada prieš išeinant taip pat prisėdam, pasitariam, pasikalbam apie mūsų darbo dieną praėjusią, na ir tada susitinkam kitą dieną. Kavinėje dirbančios merginos džiaugiasi kiekvienų lankytojų, kasdien mokosi ir tobulina įgūdžius. Barista dirbanti Aistė džiaugiasi išmokusi gaminti įvairias kavas. Mergina nori būti savarankiška ir pati užsidirbti. Ateinu, pasirašiu darbui, atsigeriu šaltos kavos, pasirašiu darbą dienai, laukiu klientų, kad ateina klientai, susitvarkau darbo vietą ir laukiu kitų. Noriu užsidirbti pinigų ir patinka dirbti su kava. Pradžiai buvo sunku daryti įvairias kavas, dabar visas kavas išmokau. Mano smagiausia darbo dalis yra sulaukti klientų, skaniai gaminti kavą. Dar viena kavinės darbuotoja Inga atvira. Norėjo įsitikinti, ar sugebės dirbti barista. Ateinu į darbą, įsiurbiu grindis, nuvalau dulkes, laukiu kolegų, sulaukiu svečių. Labiausia patinka sutikti svečius su šypsena ir aptarnauti svečius. Aš norėjau išmėginti save, ar aš galiu dirbti šitą darbą, bet įsitikinau, kad galiu dirbti šitą darbą. Esu baristų dirbti. Mūsų darbuotoja Inga labai atvira, labai noriai, visada su šypsena bendrauja su užsukančiais klientais, taip pat labai draugiškai bendrauja ir su savo pačios kolegomis. Mūsų darbuotoja Aistė turbūt viena drąsiausių, taip pat su tos pačios drąsos ragina ir mūsų irgi kitas darbuotojas ir įkvepia jas ir jas motyvuoja. Spindinčios kavinės darbuotojų akis, šiltas lankytojų priėmimas tik parodo, kaip kiekvienam žmogui svarbu pasijusti reikalinga visuomenės dalimi. Kas jau pasiryžo dalyvauti šiame projekte, tikrai tėveliai visi labai džiaugiasi, kadangi pakilo dirbtuvininkų savivertė. Ir jūs girdėjot, jie akcentuoja tą, kad mes einame į darbą, mes esame baristos, mes aptarnaujame žmonės, tai tikrai kelia tą savivertę. Yra ir tokių atvejų tikrai, kad bijo tėvai tiesiog leisti, nes nežino, naujas projektas, kaip čia viskas vyksta, ar čia bus rūpinamas ir panašiai, bet kas dalyvauja tikrai yra patenkinti. Visi dirbtuvininkai turi ir dienos užimtumą, taip pat gauna ir atlygį, jie labai džiaugiasi tais pinigais, kuriais, kad ir tie pinigai nėra dideli, bet jie gauna juos į savo asmeninę kortelę, jie gali asmeniškai leisti savo tos pinigus. Tai tikrai tas labai motyvuoja ir tėvai patenkinti. Iniciatyva skirta ne tik asmenų su intelekto negalia integracijai į darbo rinką ir visuomenę, bet ir visuomenės baimių sklandančių stereotipų griovimui. Žmonės susidūrę akis į akį su projekto dalyviais, pažinę juos, pamato visai kitą žmogaus su intelekto negalia vaizdinį, dirbantį, besišypsantį, savimi pasitikinti žmogų. Tai apie mus labai greitai sklido žinia socialinėse tinkluose, kad gali prieiti prie mūsų pasivaišinti kava, įsigyti mūsų dirbinių dabar socialinių dirbtuvių ir tiesiog žmonės pasidarė drąsesni, jau prieidavo prie mūsų tos kavos pasivaišinti ir antrą kartą jau kai prieidavo ir susipažinti su mumis, su mūsų paslaugų gavėjais, tai
Ir per laiką šitaip projektui einant jie įsidrąsino ir dabar tikrai matome visiškai kitokį visuomenės požiūrį. Aišku, dar yra dalis likusių tų žmonių su senais stereotipais, kad jie nieko negeba, nieko negali, bet mes labai džiaugiamės, kad atsiranda žmonių pagaliau, jų vis daugėja ir pamato, kad jie iš tikrųjų viską gali. Tiek bendrauti, tiek dirbti, tiek, nežinau, išklausyti netgi ir patarti. Vis dėlto jie yra tokie pat kaip ir mes. Tai aš noriu, kad dar daugiau visuomenė tai pamatytų. Iš tikrųjų nebijotų prieiti prie jų, pakalbintų, bendrautų, nes jie to nori ir jie to laukia ir jiems kaip džiugu yra, kai pagiria už tą patį atliktą darbą ar ten, nežinau, pabendrauja tiesiog su jais, jie yra be galo laimingi ir kai matai, kad ta džiugesi jų, tai yra nuostabus jausmas. Žinokit, kiek aš čia dirbu ir būtent mes važiuojame tos renginius, žmonės tokie nustebę būna ir būna šiltai priema mus, tikrai nebūna ten jokių piktų. Jie dar stebės ir jų pakalbinam ir mes tikrai jūs sugeba, taip, jos sugeba dirbti. Tai mes šiltus sulaukiam, žvilgsnius šiltus, net būna duoda pasiūlymų mums ir paskui jie ateina ne tik kavinę, glaudus tas ryšys išlieka. Solidarios kavos iniciatyva Panevėžio mieste veikia jau ne vienerius metus. Prasidėjo ji nuo triratės mobilios kavinės, su kuria intelekto sutrikimą turintys asmenys aktyviai dalyvauja miesto šventėse ir renginiuose, kur įgyja bei lavina naujus darbinius įgūdžius, ruošdami kavą. Šiandien merginos ruošia kavą tikroje kavinėje, pačioje miesto širdyje. Gavome šias patalpas, kurios tikimės pritrauks tikrai daug žmonių, galbūt ir pažinčių kažkokių ir tikrai merginos galbūt gautų ir darbą realiai, nes važiuoja ir į renginius ir žodžiu, prekiauja su triračiu, tai gaunam užsakymus, tiesiog mus samdo ir jos dirba ir gauna atlygį tam. Tačiau darbas aptarnavimo srityje ne kiekvienam. Nesvarbu, ar žmogus turi intelekto sutrikimą ar ne. Tiems, kam nesinori dirbti kavinėje, skirtos dirbtuvės, kuriuose atliekami įvairūs kruopštumo reikalaujantis darbai. Socialinėse dirbtuvėse mes gaminam įvairius gaminius, teikiam paslaugas, rūšiavimo, pakavimo. Žmonės išmoksta šios veiklos, tobulina savo darbinius įgūdžius ir tuos įgūdžius tikimės, kad galės panaudoti ir realioje darbinėje veikloje. Nors darbo rinkoje asmenų su intelekto sutrikimais nėra daug, socialinių dirbtuvių metu įgautų įgūdžių dėka tikimasi, kad anksčiau ar vėliau šie žmonės galės įsidarbinti įprastose įstaigose. Bet mes galim pasidžiaugti, kad turim vieną dirbtuvininkę, kuri turi darbą, ji dirba viešbučių versle, tvarko kambarius, tai labai ją džiaugiamės. Jinai suderina mūsų veiklą socialinių dirbtuvių kartu su darbinė veikla. Tai turime, aišku, nėra dažnas dalykas, bet mes tengiamės, kad tai būtų. Mes turim labai šaunų dalyką kaip mūsų darbo studija, kur mes gaunam užsakymus iš įmonių įvairių, atliekam rūšiavimo, pakavimo darbus. O dabar turėjom labai tokį užsakymą iš vienos įmonės, darė advento kalendorius ir tie advento kalendoriai iškeliavo net į Ameriką. Tai žodžiu, mes dirbam rimtus darbus. Pasak Simonos, tokių užsakymų sulaukti svarbu. Ji džiaugiasi, kad pavyksta pelnyti įmonių pasitikėjimą ir bendradarbiavimas nenutrūksta. Tačiau pritraukti naujų užsakovų sudėtinga. Stereotipai apie žmones su negale vis dar kelia nepagrįstų nuogąstavimų. Mes turim kelias įmonės, kurios yra susirašę su mumis sutartį, bendradarbiauja, mes įgavę jų pasitikėjimą. Galbūt įmonės, galėčiau sakyti, gal bijo, tiesiog, kad gal nesugebės, gal padarys broko ir panašiai, bet mes turim tikrai gerų rankų ir viskas yra su priežiūra ir žmonės su negale išmoksta tam tikrus dalykus dar geriau ir tiksliau padaryti, nei galbūt kai kurie iš aplinkinių. Tai tikrai mes turim įmonių, su kuriom dirbam, tikrai esam ir mes patenkinti, ir jie patenkinti, mes stiprios darbo rankos, tik tais mums reikia darbo. Šios žmonės su intelekto negalia yra svarbu įtraukti į darbo rinką dėl to, kad galėtume keisti visuomenės požiūrį į juos, kad visuomenė galėtų pamatyti, kad nepaisant intelekto negalios,
jie gali dirbti ir kad negalia tai nereiškia negebėjimų. Ir taip pat mes skatinam jų pasitikėjimą savimi ir kad jie patys apie save pradėtų galvoti taip, kad jie geba, kad jie gali, o ne kaip dabar, kad buvo nusistovėjusi nuostata, kad jie negeba daryti to, negeba dirbti. Socialinė darbuotoja Viktorija džiaugiasi, paslaugų gavėjų socialiniai ir darbiniai įgūdžiai nuolat kinta. Kartu auga ir pasitikėjimas savimi. Mūsų Solidarios kavos komanda tapo drąsesnė, kiekvienas atrado savo stiprybės, atrado save mūsų komandoje ir buvo tikrai komandos narių, kurie labai drovėjasi, bijojo prieiti prie kitų žmonių, pasiūlyti kavos puodelio, o dabar drąsiai tai daro ir netgi ragina savo kolegas daryti tą patį. Ir žinoma, kiekvienas išmoko gaminti pačią skaniausią solidarią kavą. Kai pati solidari kava prasidėjo, tai teko susidurti su tokiu iššūkiu, kad mūsų paslaugų gavėjai tikrai turėjo labai daug motyvacijos ir labai daug noro dirbti, išreikšti save, bet tiesiog trūko tų darbinių įgūdžių. Bet dabar jau esam prikaupę tų darbinių įgūdžių ir dabar jau juos realizuojam čia savo kavinėje. Iš pradžių buvo nedrąsu, taip, jis viską ten bijojo, bet dabar tai viską moka kuo puikiausiai. Susitvarko su užduotomis merginas. Aišku, dirbam, įdedamės tų įgūdžių, patariam, kad kaip atlikti tą darbą, galbūt paprašiau, kaip joms būtų tai lengviau padaryti. Ir jos padaro, jos šaunuolės tikrai susitvarko su visais užduotimis. Iššūkių mes turėjom nemažai ir mes juos turim kiekvieną dieną, bet gal dabar toks didžiausias buvo mums iššūkis susikurti šias kavinės patalpas. Taip, buvo tikrai nelabai paprasta, bet mes susitvarkėm ir merginos šaunuolės. Kitas iššūkis tai yra triratis, kai mus pakviečia kažkokius renginius nuveikti, tai visą tai susiplanuoti, susidėlioti ir būtent kreiptis į firmą, kuri perveža tą triratį. Tai ir joms ten vėl kitaip daro jos kavą. Tai čia būtų mūsų tie du pagrindiniai iššūkiai. Matyti ir pačiam prisiliesti prie pokyčio, pasak Viktorijos, motyvuojanti patirtis, kuria savo darbe gali pasigirti ne kiekvienas. Mane motyvuoja noras padėti paslaugų gavėjams atrasti save, atrasti savo stiprybės ir vietas, kuriuose jie gali tobulėti. Tikrai pastebiu pokytį elgesyje, įgūdžiuose, pastebiu pokytį visuomenės požiūryje į juos. Ir tai mane taip pat labai motyvuoja ir aišku, kai dirbi su šiais žmonėmis, tu kaip darbuotojas įgyji jų pasitikėjimą. Ir taip pat, kadangi tu įgyji tą pasitikėjimą, jie taip pat tavimi pradeda pasitikėti ir labiau atsiveria, atsiskleidžia. Taip, tu kaip darbuotojas pastebi jų silpnybės, pastebi jų stiprybės, jiems tai parodai ir tada jie gali patys į save įtikėti. Tai manau, tai irgi yra mano viena didžiausia motyvacijų šiame darbe. Parodyti tiems žmonėms, kad jie geba daryti. Mane motyvuoja tai, kad aš galiu žengti su paslaugų gavėjomis į visuomenę, keisti senus nusistovėjusius stereotipus ir parodyti, kad jie geba dirbti, kad jie geba bendrauti, kad jie yra nuoširdūs žmonės. Tai mane tai motyvuoja. Aš esu būtent dėl paslaugų gavėjų. Mūsų visuomenė dar mokosi pažinti ir priimti žmonės su intelekto negalia. Tačiau, pasak Gretos, tam, kad šis procesas būtų paprastesnis, tai reikia vieno paprasto dalyko. Drąsos. Būtent drąsos. Jiems trūksta prieiti prie jų, užkalbinti. Sakau, tikrai nereikia bijoti. Jie taip pat moka bendrauti, kaip mokame mes. Jie taip pat moka dirbti, kaip mokame mes. Ir nesureaguoti, jeigu kažkas galbūt nepavyko jiems iš pirmo karto atsakyti tavo klausimą, kai tu prieini prie jų. Bet tiesiog pakartoti tai galbūt antrą kartą ir jie tikrai jums gebės ir jie tokie nuoširdūs ir tikri žmonės, kad tiesiog tikrai nereikia bijoti. Tai stengiamės dabar drąsinti jau žmonės, prieiti prie mūsų, kai dalyvaujam su kavos triračių renginiuose. Taip pat stengiamės rodyti žinią apie tai, kad mes esame čia naujose patalpose ir raginame žmonės ateiti įsigyti mūsų dirbinių ir skleidžiame, viešiname savo šitą iniciatyvą ir nebijome viešai parodyti savo galios ir savo gebėjimų.
Ir tikrai stengiamės skatinti žmonės nebijoti ateiti, pažinti šitos žmonės, nes jie lygiai taip pat kaip ir mes nori bendravimo, nori šilumos, nori dėmesio ir nebijoti prieiti, pakalbinti, klausytis ir taip pat turėti kantrybės bendraujant ir manau tada tikrai įmanoma pamatyti, kad jie nieko nesiskiria kaip ir mes žmonės, kurie neturim intelekto negalią. Mano svajonė, jeigu aš galėčiau, aš visus paslaugų gavėjus įtraukčiau į darbo rinką, kad kuo daugiau būtų jie savarankiškesni, nes iš tikrųjų yra dar daugiau galinčių darbuotojų dirbti, o merginų svajonės yra įvairios. Tikrai įvairios. Viena nori išvažiuoti į Ameriką, kita norėjo būti baristė, valio, įsipildė svajonę, tapo baristė. Jos galbūt galėtų net ir tom pačiom animatoriam būti čia vaikų zonoje, taip. Ten vesti net mokymus kažkokius, jos tikrai tai galėtų ir sugebėtų. Tai va, jos ne vien, kad kaviniai galėtų dirbti, aš jas matau daugelį, kur galėtų dirbti. Drąsos prireikia ne tik nesusidūrusiems su intelekto sutrikimais, bet ir juos turintiems žmonėms. Išdrįsti save išbandyti vienoje ar kitoje veikloje, auginanti patirtis, o ir svajonės, kurios galbūt aplinkiniams atrodo neįgyvendinamos, gali įsipildyti, jei tik pakaks drąsos tų svajonių atkakliai siekti. Aš labai norėčiau ir palinkėti, ir galbūt net paprašyti, tiesiog rizikuoti, bandyti. Pasėdėti ant sofos mes galime visada, bet čia mes einam į visuomenę, einam į gyvenimą, mes turim mokėti ir gebėti savim pasirūpinti ir tiesiog pabandykit ir tikrai nenusivilsit. Taip jau yra, kad visi esame skirtingi, su skirtingais gebėjimais, siekiais ir svajonėmis. Todėl labai svarbu mokėti priimti vieniems kitus tokius, kokie esame. Nes įvairovė yra brandžios visuomenės stiprybė. Visuomenės, kurioje kiekvienas yra svarbus ir reikalingas, bei papildo vienas kitą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.